Pone Sauliau, gal galėtumėte pripiešti ir plaukus? Jei neužpyksite, aš pertvarkysiu truputį. Sauliau, juk jūs nieko prieš, jei aš būčiau be rankučių. Manau, mano būsimam monologui gestikuliavimas netiktų. Juk tuomet turbūt geriau bus matomi mano veiksmai, nei girdimi žodžiai. Šįkart mano tikslas kitas. Gal patrinti galėtumėte? Dėja, mano pieštukas be trintuko. Na, nieko tokio. Aš pats, jeigu jūs nieko prieš. Ačiū labai. Manau, išties puikus sprendimas. O dabar norėčiau kreiptis į žiūrovą, klausytoją. Dar tiksliau kalbant, į klausytojo sąžinę. Kadangi mano klausytojas tik įsivaizduojamas, leisiu savo į jį kreiptis draugišku tu. Mano klausytojų, norėčiau tavęs paklausti, ar norėtum dar kartą, lygiai taip pat, kaip buvo, nugyventi vakar dieną, su visais vargais ir džiaugsmais, kurie buvo vakar, o grįžti savaitę atgal ir visą praėjusią savaitę nugyventi taip, kokia ji buvo, o mėnesį. Bijau, kad vos keli iš visos minios norėtų pakartoti nugyventą atkarpą. Šiek tiek pasigilinus pamatytume, kad tik neprotinga viltis mums sako, jog ateityje bus visiškai kitaip, nei yra ar buvo. O tu, ar ryžtumeis tęsti gyvenimo vargą susitaikęs su tuo, jog bus iš esmės taip pat? Juk tendencingas nenorėjimas nugyventi jau nugyventų atkarpų rodo ne ką kitą, kaip tik nenorėjimą nugyventi ir ateinančias gyvenimo atkarpas, atmetus tą melų prisirpusią viltį. Ir vis dėlto, kasgi mus laiko ant svieto? Mus, kokčiai tuščių tikslų siekėjus ir egzistencinės tuštumos vargdienius, ko gero tik toji melagė viltis ir gyvūniškas instinktas išlikti. Kadangi esu tik pieštinis personažas ir dar toks gana nerūpestingai aptakus, tai mano mintis ir pastebėjimus galima suprasti kaip animacinį pokštą. Ar taip mūsuose paplitus ironišką požiūrį gyvenimą, galima mano įžvalgas vertinti rimtai. Grįžtant prie mūsų monologo esmės, norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Ar mūsų vargingas egzistencijos tęsimas pastatytas tik ant gyvūniško instinkto išlikti kortos? Jei taip, tai ir vis dar verta? Gal būtų pasiausiu čia.